meluoja geriau. Davai. Ne, aš nebegeriu. Kažkai nebegeriu. Užsikodavai? Ne. Tai kas yra? Ai, dėl streso. Dėl bobos? Atspėjai. Seniuk bobos visą laiką sujaukia smegenis. Taip apsuka, kad patikėk man tiek šaibų nunešė. Bobų negalima prisileisti per arti. Prisileidai, purkš su kokiam dujom blemba kaip vabala ir viskas. Čiortų. Ragai suko. Ženytis nori. O aš žmoną turiu ir va, garažą. Eik tu savo. Tik nebūk durnas, nesiženyk. Garažą. Atsisės geriau į elektros kėdę. Pajusi didesnį malonumą. Davai. Man kitaip. Kas kitaip? Negaliu pamiršti. Tai tu gerk ir pamirši. Gerk, sakau, pamirši viską. Man atrodo, tu manęs bijai. Bijau. Tai va žiūrėk. Jeigu kam nors papasakosi, kad aš čia buvau, aš uždarysiu tavo garažą. Zaprasta. Supratai? Moteris meluoja geriau. Moteris meluoja geriau. Man atrodo, tu manęs bijai. Bijau. Tai va žiūrėk. Jeigu kam nors papasakosi, kad aš čia buvau, aš uždarysiu tavo garažą. Zaprasta. Supratai? Gerk. Tik tiek? O kaip savo nori? Seniuk, tu įsivaizduoji, aš viešbutį turėjau. O čia, miesto centre. O tas učka iš manęs viską nunešė. Visas šaibas. Tugi ją prisimeni. Neprisimenu. Nugi mėda, atsimeni, prie ežero dar buvom, tavo boba nuo dviračio nuskrydo, aš dar koją tiesinau. Ai, dabar prisimenu. Nu tai va, tai tas učka iš manęs visas šaibas nunešė. Tu įsivaizduok, aš viską pradedu nuo nulio, visiškai. O kaip tau čia? Turi klientų? Turiu. Aš nors ir gerdavau, bet darbą padarydavau. Kad ir čia miegodavau, bet viską atlikdavau laiku. Aš turiu čia gerą reputaciją. Reputacija? Iš kur čia tokios skiliai? Jeigu aš keičiu detalę, tai niekada nededu restauruotos. Visada nauja. Kitur taip gaudinėja. Paima kaip už naują, o įdeda restauruotą. Kad tu durnas? Taigi navaras būtų geresnis. Atvirai? Paliubomu. Bijau, Ko? kad pagaus. Tik dėl to? Tik dėl to. Nu, Kostė, tu aukštas žmogus esi, supranti? Tu geras žmogus esi. Aš noriu palinkėti, kad tau būtų viskas kaip ir sviesta eitų, kad visas šokoladė būtum, kaip sakoma, kad tau gerai verslas sektųsi viską. Nu, davai, seniuk. Davai. Geras tu žmogus, žiauriai. Ką? Pilk. Kur mano vaikas? Robertai, mama atėjo. Viskas gerai, ponia Irena, tikrai gerai. Viskas gerai. Pagys, viskas gerai. O Dieve, Robertėlį, brangiausias mano, mažutį mano, kaip aš buvau įsigandusi. O tu man, gyvas, tu mano vaikelį brangiausias. O Jėzus, vėl gal duot. Viskas gerai.
Taip. Jėzau, kaip aš įsigandau, Robertai, kaip aš įsigandau. Nebijok. Nebijosiu. Na gerai. Eisiu važiuoklę pažiūrėsiu. Liba kažkas. Gumas gal. Tik nedriukšmauk. Aš čia pasnausiu truputėlį. Niekam nepasako, kad esu. Supratai? Supratau. Čiuošk. Kaip skaniai mano vaikas valgo. Valgyk. Jeigu valgai, vadinasi, esi sveikas. Tiek laiko grinam ore prabuvo, taigi šalko Robertėlis. Kokias skanu labai. Tai valgyk. Jisai 3 litrus pieno išgeria, kur jam telpa? Oho. Robertai, tu man pasakyk, ar tu prisimeni, ką nors iš to laiko, kaip išėjai iš ligoninės? Nieko. Kažkur šunys lojo, saulė švietė, kryžiai ir daugiau nieko. Pirmas žodis buvo, kai atsigavo mama. Dieve mano. Na žinoma, na kasgi atbėgs pirmiausia, jeigu ne mama, kaip vaikui bloga. Kaip tu jautiesi, ką? Kaip tavo galvytė? Gerai, tik užė truputį. Aš sakau, kad reikėtų peršvesti. Žinai, gal tu pati ir persišvės. Tu nekelk balso ant manęs, gerai? Tai kasgi šviečia galvas, pusprotė. Tai jeigu vinis į galvą įstringa, tai kaip jos nešviesti, ką? Kokia vinis? Čia man vinis? Geriau jau patylėk. Palaukit, vaikučiai, palaukit, na aš nesuprantu, ko jūs čia dabar baratės. Na, reikia džiaugtis dabar vieni kitais. Na, ko čia bartis? Iš tikrųjų, Robertai, paklausyk mamos, reikia džiaugtis. O jeigu man rytoj nuo stogo plyta nukris, tai va ir pasidžiaug šiandien manim. Ai, na, aš čia šiaip. Dėl Dievo meilės iš tikrųjų. Mama. Ką? O testamentą parašai? Na, daugiaukis, Robertai, nebegaliu. Na, tik atsigavai ir vėl man už gerklės. Mama. Na, Ašgi tik paklausiau. taip, supratau, mažutė, vėliau, gerai, vėliau apie tai mes pasikalbėsim. O dabar valgyk. Aš taip džiaugiuosi, kad Robertas viską taip gerai atsimena. Kas atsitiko? Radiatorius atrodo kiauras. Sulituosi? Tai sulituosiu, pažiūrėsim. Kada? Jūs gal palikit telefono numerį, aš paskambinsiu. Rašykis. 8. Kas čia toks buvo? Ai, klientas. Gena toks. Prie banditų. Kas mašinai? Vat, radiatorius kiauras. Jo? Kada sutvarkysi? Nežinau. A turi to bachūro telefono numerį? Turiu. Daug čia. Staigiai. Žinai, Feliksai, Robertas būdamas tokioj būsenoj, bet minties tik išėjęs iš komos, mamos šaukėsi. Tai kad jis be tavęs nieko brangesnio šiame pasaulyje neturi. Taip, aš suprantu, mama yra mama. Feliksai, man labai nepatiko vienas dalykas. Kas? Jis iš karto manęs paklausė, ar aš jam testamentą parašiau.
O tu šūnė švenčiausias. Čia Jūratė įprimokė. Taip, Jūratė. Ne, Jūratė. Jis į mane taip, žinai, pažiūrėjo tokiom akim, kad man tiesiog net šiurpas per nugarą nuėjo. Žinai, Irena, reikia naikinti priežastį. Parduoti mišką, o kai miško nebus, tai testamento nereikės rašyti. Taip, čia viskas per tą prakeiktą namą. Na, tu pats pagalvok, na, koks Robertas statybininkas, a? Taigi jis prigimties meniškos yra berniukas. Tik ar jam maišyti tą cementą, a? Namas išrastų. Na, tai koks skirtumas? O, gerai sakai. Reikia parduoti mišką. Ne. Oi, ne. O taip bus geriausia. Na, sakyk, ką sugalvojai. Feliksai, perkam Robertui namą. Namą? Tam. Na, baigsis visas šitas kvailiojimas Roberto. Nustos tas projektus paišyti, lakstyti apie rastus. Jis dar užsimuš. O tai ką bus su mišku? Na, tai niekaip nebus. Aš nerašysiu testamento. Tada parduodam ir viskas. O parduoti negalim. Tai dabar labai žemos kainos. Žemos? Ne, žinok, aš skambinau, sakė, kad... Skambinai, o kam skambinai? Iš įdomumo. Žinai, aš žmogus dalykiškas, ūkiškas ir apskaitai, žinai, tiesiog miško priežiūrai reikia labai daug pinigų. Ten jaunuolyno sodinimas... Perku vaikui namą ir pasibaigs visos šitos nesąmonės. Viskas, perku namą. Marijau, A? žiūrėk, ką radau. Krapštinėjau radiatorių, taip pyst ir iškrito. Čiagi kulka. Matau. Matyt, medžiokliai pasigavo. Čia pistoleto kulka, Kostai. Pistoleto? Aha. Eik dirbti. Kostai, Ką? tu rytoj į darbą neik. Kodėl? Todėl, kad taip reikia. Aha. Jo, senik, supratau. Gerai. Davai. Reikia važiuoti. Kur? Marius prašė, kad atvažiuočiau. Lauk, kažkas atsitiko? Nieko neatsitiko, tiesiog jis turi kažkokių žinių. Tai kodėl tavo telefonu negalėjo pasakyti? Ugnytė, nenusišnekėk, tavo tėvas niekada netvarko reikalų telefonu. Gerai, tu arbatos nebegersi jau? Negaliu sakyti, viskas, einu. Tik tai neprisidirbkit nieko, Jėzus Marija, Dieve, Dieve, kaip tavo čia bus. Tu kur susiruošiai? Į mišką. Reikia apžiūrėti miško plotus ir suskaičiuoti medžius, kuriuos norėsim pjauti. Aš tau papjausiu. Tu ir taip žinai, kiek grybų pripjovai, ką? Jūrate! Aš tavęs iš namų neišleisiu, tu man Lietuvos nejokinsi niekur, jo pjautis užsimanė. Klausyk, moteriškė, nestok man skersai kelio, nes netyčia užkliudęs ir sužeist galiu. Pabandyk. Pabandyk. Nu. Žiūrėk, debesis kaupėsi, gal ir kruša bus, atidėsiu kitam kartui. Atidėk. Visam gyvenimui atidėk. Sutvarkėjai? Jo, dabar dirba Zašabys. Tai gali važiuoti namo. O tai kaip su mašina? Aš pats priduosiu, nesiparink. Gerai, paimk 250 litų. Gerai, paimsiu, aš dar su juo savo sąskaitų turiu. Čia Donci, atidaryk. Kas yra? Tai aš einu persirengti.
Tai kas yra? Čia ta pati tačka, kur tie šauliai pas Vitelį buvo atvažiavę. Jiems kažkas radiatorių peršovė. Nu ir ką? Reikia palaukti. Atvažiuos tačkos pasiimti. Tu ką, imsim? Paliubomų seniukų. Reikia palaukti. Atik čia. Vis laukiu skambučio. Jėzus, vargšė. Oi. Paskambins. Aš jaučiu, kad paskambins. Vilma, nepažįsti tu vyrų. Aš tau sakau, nei ten skambins, nei ten ką. Meda, tai tu nepažįsti Kostos. Taip gerai nepažįsti, kaip aš jį pažįstu. Tik nereikia, tas tavo mechanikas visko bijo. Jėzus, ar jisai savo žmonos tai ypač bijo. Ir jeigu norės paskambinti, jisai tau neskambins, nes jis bijos. Nepažįsti tu gariūnų tos fėjas. O yra ten ko bijoti, yra. Meda, tu mane tik tai gazdini. Jis nori paskambinti ir jisai man paskambins. Vilma, tu žinok, aš vieną kartą jam keršijau už tave. Aš nežinojau, kad ten tarp jūsų ta meilė buvo, supranti. Kaip keršijau? Kada? Kai norėjus tave į mišką vežti, atsimeni? Tu nieko nežinai, aišku. Meda. Kostya, čia tavo telefonas? Mano. Ką? Kodėl taip darai? Taip reikia. Meda. Meda, ką tu darai? Meda. Meda. Išprotėjai, Meda. Ką tu darai? Meda. Meda. Atigrausia, Meda, ką tu darai? Kodėl tu darai? Seksualu labai. Meda. Kodėl tu darai? Kas yra? Tu išprotėjai. Ką tu? Aš nematau, ką tu darai. Meda! 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 Baig, ką darai? Meda! Ką tu darai? Meda, kam tu rašai žinutę? Kostya, aš negalvoju ir nesitikėjau, kad tu toks vyras. Koks aš vyras? Niekadas mano giminaitis į mišką veži. Meda, aš nežinojau, kad jin tavo giminaitė. Aš pajuokavau, Meda. Su medum ir dar plunks. Labai juokinga, žiūrėk. Šau prie stulpo. Meda, visai nejuokinga. Vilmut, Jėzus. Bus gerai. Oi, ilgai miegi. Sėskis valgyti. Nu, Kas, kokia šiandien diena? Antradienis? Ne, Kostya. Trečiadienis? Mėnesio pabaiga. O ką mes tarėmės? Ką tu turi padaryti mėnesio pabaigoje? Šiukšlės išnešta.
Kiekvieno mėnesio pabaigoje į šeimos kasą tu įneši pinigų. 500 litų, nes kitaip skrendi iš garažo. Kur pinigai? Nepergyvenk. Rytoj bus. Turi už radiatorių už langą atnešti. Atsisuk. Visas atsisuk. Koja. Ką? Ties koja. Koja pasakiau. Kita. Na va, kiek čia 600 litų? Nu, gerai, kitą mėnesį 400 įnešė. Nu, valgyk, į darbą vėluoji. Neįsiu į darbą. Kodėl? Buvo pinigus atėmiai. Nu, kas į darbą pinigus nešas? Iš darbo normalus vyras pinigų parneša, ne į darbą nešas. Bet aš pačaipnikus turėjau nupirkti. Iš ko dabar aš jas pirksiu? O tu paskolą pasiimk. O va kaip aš, 5 paskolas turi, 3 atidaviau, 2 dar liko, nieko, tu nemoki suktis, Kostė, tu tik apie bobiškus sijonus moki suktis. Kokius sijonus? Nenervuok manęs. Negaliu. Bet taip... Tai ką Zenius dabar atveš pačaipnikus, ką aš jam pasakysiu? Tik jis ne, gali neštis namus, susikiškai subitį. Negaliu klausyti. Aš mano pinigus atėmė, tai dabar su pačaipnikais gali varyti kur nori. Arba galiu šlangą radiatorių sumokėti. Pasimk šlangą reikia čia. Ką dabar daryti? Iš kur aš dabar tos pinigus paimsiu? Kaip aš suremontuosiu be pačaipnikų?